Greitai naujas karas bus. Sveiki gerbėmieji. 10 2024 metų savaitė, 10 mūsų susitikimas. Maždaug šiuo metu einu aš Bagdade per Sadamo rūmus į valgyklą. Ir prasilenkiu su vienu karininku, kuris man kažkur matytas anksčiau. Mes taip prasilenkiam, Jungtinių valstijų karininkas, pulkininkas leitenantas. Ir aš taip pasuku galvą į jį, jisai pasuka galvą į mane. Jis man sako, Val? Gal jisai ištardavo Valerijus, o gal ne? Sakau, Willard. Kas dabar tas Willardas? Dabar tas Willardas yra 8-osios Jungtinių valstijų armijos vadas Korėjoje ir Jungtinių pajėgų Korėjoje štabo viršininkas. Taigi, o mes prieš tai, 2003 metais, buvome kartu Afganistane. Jisai buvo, jo pareigos buvo toksai battle major, jį galima būtų pavadinti kaip operacijų valdymo centro pamainos vyresnysis. Tai yra pas jį buvo žvalgai, artileristai, aviacija, visi ryšių karininkai. Tai mes taip prasilenkiam ir jisai sako, niekur neskubi? Sakau, neskubu. Sako, būsi valgykloj? Sakau, būsiu valgykloj. Sako, generolas Vainsas. Ir čia reikėtų pasižiūrėti nuotrauką. Ten aš su generolu Vainsu 2003, kai mus aplankė Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas savo pirmojo vizito į užsienį metu ir paskui 2005 metais. Tai tas Willardas sako, niekur neik, valgyk ilgai, neskubėk, Vainsu bus malonu tave pamatyti. Afganistane jisai buvo 2 žvaigždžių generolas, divizijos vadas, tiksliau CTF 82. O Irake jau jisai buvo viso korpuso vadas, jau 3 žvaigždžių. Aš suvalgiau visus įmanomus desertus, kiek man tilpo, valgiau gal 1,5 valandos, o jisai buvo pas ambasadorių. Bet aš sulaukiau, jisai atėjo, mane pamatė, atliko padorų smūgį iš kumščio į krūtinę, apsikabino, sako, neturiu laiko, bet jeigu kada nors tu būsi Camp Victory, visada prašom užeiti. Tai buvo toks malonus trumpas susitikimas, paskui Camp Victory aš aišku buvau, apie tai vėliau papasakosiu kada nors, bet kas džiugu, jie prisimena. Ir tas pats Willardas sako, jeigu tu būtum Jungtinių valstijų karininkas, tu į atsargą išeitum mažiausiai 1 žvaigždės generolų, nes kai vadai pamato perspektyvius karininkus, jos tempiasi iš paskos, sako, tu net iš tos divizijos niekur daugiau neišeitum. Taigi, Ispanijos pilietinis karas. Jisai žymus keliais dalykais. Pradžiai iš Ispanijos Maroko į Ispaniją kontinentinę buvo padarytas didžiulis airliftas, paskardinimas. Junkersai 52 žiauriai gerai pasiteisino, labai geri lėktuvai. Turi 3 per vidurį variklį. Jo. Čia tas pas, kad mergina turėtų 2 siskas, o per vidurį dar 3. Nu, kas čia gero? Tai prasme, bet nu, gerai. Okay. Jisai kaip bambonišis pasiteisino tik tai Ispanijoje, per 2 pasaulinį karą jisai buvo tik tai transportas. Jo. Netgi Adolfas skraidė su to pačiu Junkersu 52. Asmeninis lėktuvas. Tai ir toliau žiūrint į žemėlapį mato kelis maršrutus. Čia yra rusų parama ateina į Kartageną, Valenciją, Barceloną. Matome italų parama ateina į Kadizą ir matom vokiečių parama ateina į Ispaniją ir į Portugaliją. Tai sakant, paramos kiekius aš paskui paminėsiu, bet lygiai taip pat į Valenciją, paskui į Albacete atvažiuoja jau rugsėjo mėnesį 36 metais pirmieji savanoriai. Tai sakant, Barcelonoje formuojamos, Albacete formuojamos, Irūne formuojamos, bet paskui Irūna nacionalistai. Savanorių. Tie interbrigados. Interbrigada, okei. Tvarsi, aš norėjau pasakyti tarptautinės, bet visiškai Kominternas, Communist International Brigades. Sovietijos pabaigoje buvo Interdievačka apie šliucho filmas, bet čia tikrai ne tai. Geras, tikriausiai ne. Okay. Tai vienu žodžiu, formavosi labai įdomiai. Kolonomis, grupėmis, centūrijomis, batalionais, kopomis. Centūrija, nuo žodžio centūrija, 100, čia maždaug kopos lygmens vienetas, batalionai kelios kopos, brigados būdavo dažniausiai 3-4 pėsnikų batalionai, plus kulkosvaidžiai, išminuotojai, visokie inžinieriai, ryšininkai, parama. Juokinga yra tai, kad tie vienetai susikurdavo savo vardus. Telmanas, vokiečiai, Lincolnas, amerikonai,
Tomas Manas, Britai ir taip toliau. Tomas Manas, Britai rimtai? Jo, Britai kažkodėl pasivadino Tomu Manu, aš nežinau, Okay. kodėl. Dimitrovo, Garibaldžio, Paryžiaus komunos, Dombrovskio, Adomo Mickevičiaus Lenkai. Taip. Ir skirtingais duomenimis, vieni sako ten 100 lietuvių, kiti sako 300 lietuvių. Lietuviai buvo surinkti į visišką internacionalą, ten buvo 21 tautybės žmonės. Aha. Batalioną pavadino Čiapajevo vardu. Dieve mano. Čiapajevo. Aha. Ir aš paskui pradėjau kapstytis. Kodėl Čiapajevas? Kodėl Čiapajevas? Taip. Pasirodo, 34 metais rusai pastatė filmą Čiapajevas. Taip. Ir tas filmas buvo rodomas Ispanijoje, tiem visiems internacionalistams. Ir jisai turėjo tą didžiulį propagandinį poveikį. Taip. Ir visus tos leftistus sudėjo į vieną vietą ir pavadino tai Čiapajevo batalionu. Taigi mes matome, čia jau 39 metų vasaris, yra likučiai, Madridas dar laikosi, bet kai vyriausybė atsitraukė į Valenciją, tai Madridas krito paskui be mūšio. Vat, kaip sakant, vadas palieka mūšio lauką, tas politinis didysis vadas ir kaip sakant, viskas krenta. Gernika, apie tą bombardavimą reikėtų atskirai pasišnekėti. Tai čia Baskų kraštas, Barcelona, čia katalonai ir respublikonai, respublikonai kaip? Atimti ir padalinti. Žemę atimti, padalinti, bažnyčią sudeginti, apie 20 000 bažnyčių sudegino. Na, Jėzus, man. O Jėzus, o kiek užmušė kunigų, neaišku. Bet reiškia, kaip sakant, pasiimti sidabrą ir gaunasi toks momentas, kad tie, sakykime, atimti, padalinti ne visai suėjo, o italai su vokiečiais Franko pripažino oficialiai ir jį oficialiai rėmė. Bet vokiečiai buvo labai atsargus, jų kiekiai buvo labai nedideli, taip pat kaip ir rusų, bet viskas pasireiškė tuom, kad jie nenorėjo atviros konfrontacijos. Tai buvo tiesiog repeticija prieš Antrą pasaulinį karą. Ir apie aviaciją aš pašnekėsiu biškį vėliau. Okay. Lėktuvai. Paveiksliuke matome 4 skirtingus lėktuvus ir vieną priešlėktuvinę patrankėlę. Taigi apie Junkersus jau papasakojau. Pirmieji lėktuvai, naikintuvai, kurie buvo Kondoro legione, buvo Henkeliai. Bet labai staigiai atsirado naujas, visai naujos kartos lėktuvas, tai Messerschmittas Bf-109. Jisai atvažiavo į Ispanijos karą praktiškai iš karto po bandymų. Ir Polikarpovo naikintuvas I-15 pasirodė toks atsilikęs, kad vienu žodžiu net kariauti nebuvo kaip. Messerschmittas save labai gražiai pateisino. Lygiai taip pat kaip 88 mm flakas. Fliegerabwehrkanone. Flakas. Tai žiūrint į bendrus skaičius, mes randam labai skirtingus skaičius paramos. Vienais duomenimis sovietai davė 648 lėktuvus, kitais duomenimis 1409 lėktuvai. Neaišku, ar skaičiuojami tie lėktuvai, kurie buvo surinkti Ispanijoje. Bet iš rusiškos ginkluotės, artilerija buvo labai skirtinga, kai kurie dar iš 1860 metų, kai kurie trofėjiniai ginklai iš Pirmo pasaulinio karo. Ir paskui, kai žiūri, kiek skirtingų kalibrų buvo duota šautuvų ir kulkosvaidžių ir patrankų, ir paskui pamatai, kad duoda 862 milijonus šovinių, tai klausimas yra visiems ginklam užteko, nes šiaip tradicija tais laikais buvo tokia, jeigu duoda šautuvą, tai prie jo duoda 1000 šovinių, jeigu duoda patranką, duoda 2400 šaudmenų. Jeigu duoda kulkosvaidį, tai prie kulkosvaidžio turi eiti 10 000 šovinių, bet nelabai kas to laikėsi. Taigi, jeigu rusai davė 1400 lėktuvų, tai Vokietija turėjo 621 lėktuvą, italai turėjo 632 lėktuvus. Plius nacionalistai turėjo šiek tiek savo aviacijos. Ir kalbant apie kitus dalykus, realiai tos internacionalės brigados, kur aš jau pripasakojau tokių visokių jovalų, ten buvo jovalas per visas pusės, per logistiką jovalas, per aprūpinimą jovalas, per skirtingas kalbas jovalas, nes, pavyzdžiui, jeigu 21 tautybė, tai čia pagalvoti reikia, ne visai jovalas buvo su prancūzų daliniais. Praktiškai 1/4 visų komunistų, kurie tarnavo internacionalinėse brigadose, buvo prancūzai.
O toliau prasideda Lenkai, Italai, Vokiečiai, Jungtinės valstijos, Britanija, Belgija, Čekoslovakija, Vengrija, Jugoslavija, Austrija, Kanada, Olandija, Bulgarija, Abisinija, Albanija, Andora, Arabija, Alžyras, Argentina, Lietuva, Latvija, Estija, Pietų Afrika, Sovietų sąjunga, tarsi apie 40 valstybių. Tai ir tie žmonės buvo, kaip čia pasakius, maža to, kas kalbėjo skirtingom kalbom. Kitais duomenimis apie 10% visų jų arba mokėjo jidiš, arba buvo primiršę ir paskui greitai prisiminė. Tai iš pradžių bandė atskirti anarchistus nuo komunistų, kad jie tarpusavy nekariautų, nes buvo atvejai, kai vyko pilietinis karas pilietiniam kare, kai didėjot pradėjo pagal tautas ir kalbas, gavosi kai kurie pajėgumai pakankamai maži ir tada turėjo maišyti su ispanais. Tankai. Vokiečiai savo tankų nedalino ir naudojo jos ne kaip pėstininkų paramos, o kaip Kampftruppen, tokius pramušti, pravažiuoti, išvalyti. Ir buvo iš pat pradžių sutarta, kad vokiečių daliniams vadovaus patys vokiečiai. Tai yra, jie nebus skaldomi, nebus dalinami, o rusiški tankai dažniausiai veikdavo kaip pėstininkų paramos. Ir dabar nuotraukai mes matom įdomų, kaip sakant, T-26, viena modernesnių tankų tam laikotarpiui. Ir matome prieštankinį PAK-36 ir matome visą gražų paveikslą, kaip PAKas bando pamušti T-26. Nacionalistai vertino T-26 labai gerai ir netgi siūlė nemažą kiekį pesetų, jeigu kas nors kartu su tanku pervažiuos į nacionalistų pusę. Yra tokie juokingi duomenys, kad apie 180 tankų nacionalistai pasiėmė iš respublikonų, nes respublikonai buvo mažiau paruošti. Ar tai kūros pasibaigė, ar tai sugedo kas nors. Bet būtent apie T-26 aš išgirdau tik tai vieną tokią frazę, kad jų buvo dvi kuopos. Taigi tankų, kaip sakant, pagal viską rusai davė apie 400. Bet jie negalėjo jų tiesiog atiduoti, nes vadas ir vairuotojas turėjo būti rusas. Tada pradėjo kurti maišytas komandas kartu su ispanais. Tada atsirado poreikis papildomo žmogaus į tankų įgulą, kad jisai būtų vertėjas. Su lėktuvais gavosi labai įdomiai, kad kai kurie sako, kad skaičiai yra padidinti ir tiek lėktuvų rusai nedavė, dėl to, kad rusai oficialiai kare nedalyvavo. Ir rusiškų, tai yra sovietinių lėktuvų markiruotės, buvo Respublikos vėliavos spalvų. Tai T-26 pasiteisino, bet pasiteisino ir kiti dalykai, kaip pavyzdžiui Flakas 88. Jisai puikiai veikė prieš oro taikinius, prieš antžeminius taikinius ir labai gerai skaldė ir tankus. Tai tas dalykas labai pasiteisino. Sovietų sąjunga, kaip sakant, be tankistų ir lakūnų davė inžinierius, davė patarėjus ir NKVD. NKVD valydavo užnugarį nuo tų komunistų, kurie būtų nestalinistai. Taip pat buvo nužudytas Raudonojo kryžiaus komisaras, nes jisai turėjo įrodymų apie respublikonų perteklinį smurtą savo valdomose teritorijose. Taip pat NKVD užsiėmė verbavimu žmonių, kurie vėliau po Ispanijos pilietinio karo pasklido po pasaulį. Čilė, Kuba, Argentina, kur tik jų nebuvo. Ir kalbant apie visą tai, mes matome, kaip tas sovietinių šnipų tinklas gražiai susidėliojo Ispanijos pilietinio karo dėka. Sekančiai nuotraukoje mes matom tokį No Pasaran, didysis labai stiprus ideologinis šūkis. Ir matome Stalino didžiulį plakatą ir tokį užrašą, kad nepamirščiau Ispanijos auksas. Nežinau tiksliai pinigais, bet kalbama apie 500 tonų Ispanijos aukso, kurį ispanai, kaip čia pasakius, perdavė Sovietų sąjungai kaip užstatą už paramą. Ir yra toks, galbūt anekdotas, gal ne, kad Stalinas pasakė, ir matys ispanai savo auksą kaip ausis be veidrodžio.
Nežinau dabartinio statuso, bet 56 tas auksas buvo dar negrąžintas. Kare dalyvavo nemažai menininkų. Čia pabaigai mes matome knygos, pavyzdžiui, Katalonijai, 5 kolonai, Hemingvėjus, Orvelas. Ir Hemingvėjus knyga yra 5 kolona. Yra kita knyga, Kam skamba varpai. Hemingvėjus po karo paskui jau buvo verbuotas Jungtinėse valstijose komunistų. Irgi yra prielaidos, kad buvo užverbuotos, kitos prielaidos, kad nėra įrodyta, tai tikriausiai nebuvo užverbuotas. 5 kolona. O vėlgi tas žodis kolona, jis labai siejasi su žodžiu colonel, pulkininkas. Taigi kolona yra pulko dydžio rikiuotė ir tas, kuris vadovauja pulkui, yra pulkininkas. Colonel. Ir šitoje vietoje mes matome, kad praktiškai visas pasaulis nueina į colonel, išskyrus arabus, rusus ir mus. Bet kalbant apie kitus įvykius, kurie vyko maždaug dabar prieš 2 metus, yra nuotrauka Ernesto knygoj 101 karo dienų su užrašu okupantų šarvuotas traukinys Melitopolėje. Labai netikėtas ir įdomus reginys. Maniau, kad tokie dalykai jau tolima praeitis, bet tokio intensyvumo kare naudojama viskas. Šarvuotas traukinys. Patiomkin. Neblogai. Taigi, grįžtant prie mūsų pokalbių apie Ispanijos pilietinį karą, tai norėčiau pasakyti, kad tai buvo repeticija. Tinklas buvo paskleistas didelis ir jeigu manęs paklaustų, kada iš tikrųjų prasidėjo šaltasis karas, mes visi kalbam apie pokarį 46, bet užuomazgas buvo galima pamatyti Ispanijos pilietiniam kare. Tai yra daug savanorių, daug išorinės paramos, daug ginkluotės, daug bandymų ginkluotės, daug ketinimų atsikratyti šiukšlėmis, o rusai po biškį jau mažina paramą, nes jie mato, kad anšliusas jau įvyko, kad vokiečiai neapsiramins, o jų parama, rusų parama, reikalinga Mongolijoje ir Kinijoje. Ir tiesą sakant, su vienu kolekcininku kalbėjausi, sako, aš Ispanijoje kalnuose buvau ir nusipirkau iš žmonių rusišką šautuvą. Jie nenorėjo pardavinėti. Bet aš jiems sakau, čia rusiškas šautuvas. Sako, taip, sako, mes čia kalnuose, tai nors nušausim. Sako, jame graižtvo nėra. Jie pasižiūrėjo tiksliai. Rusai pagamino šautuvus be graižtvo. Pats žodis vintovka reiškia graižtvas. Tai kai rusai suprato, kad ispanai jiems nebeįdomus, o vokiečiai norėjo dar vienos fašistinės valstybės šalia, kad galėtų blokuoti Prancūziją, tai vizualiai atrodo, kad pagalba atėjo, o realiai ne. Nenustokime remti Ukrainą, šlovė Ukrainai. Ačiū Jums už dėmesį. Iki kitų susitikimų. Greitai naujas karas bus. Per Kalėdas ar Velykas. Greitai naujas karas bus. Greitai, greitai